Labas Airsoft bendruomenė. Su didžiuliu džiaugsmu pristatome jums naują Airsoft komandą Shadow Company. Esame entuziastingų organizatorių grupė, siekianti sukurti nepamirštamą ir įtraukiantį Airsoft potyrį visiems, besidominčiams šią aktyvią pramogą. Visiems žaidėjams, nepaisant jų lygio, rodome pagarbą ir palaikymą. Siekiame sukurti draugišką ir svetingą aplinką, kurioje visi jaustųsi laukiami ir vertinami. Laikomės griežtų saugumo reikalavimų ir užtikriname, kad visi žaidimai vyktų saugioje ir prižiūrimoje aplinkoje. Mūsų komandos nariai visada pasiruošę padėti ir patarti pradedantiesiems. Mūsų tikslas – plėsti Airsoft bendruomenę, sukurti įdomius ir įtraukiančius scenarijus, kurie suteiktų nepamirštamų įspūdžių visiems žaidėjams. Siekiame, kad kiekvienas žaidimas būtų kupinas adrenalino, azarto ir komandinės darbo dvasios. Kūrėme įdomius ir įtraukiančius scenarijus, kurie leis jums patirti tikrą mūšio lauką. Kviečiame visus besidominčius Airsoft susipažinti su mumis asmeniškai. Shadow Company – durys atviros visiems. Kaip jums sekėsi žaidimas pats? Pirma dalis. Žaidimas šiaip patiko, buvo daug dinamikos, buvo įdomus, buvo daug užduočių, skirtingų misijų, kurias reikėjo vykdyti. Tai ta prasme... Kaip sekasi? Sunkuokai? Tai gal gaunat ar ne? Biški gaunam, biški negaunam. Atrodo, negaut pilnai? Nu, pilnai tai ne. Nieko, dirbsim. Dirbsit, gerai. Faktas. Įkite saugokį Gerai. Antros dalies dabar tikslas. Raudonieji. Jūs dabar turėsite įkaitą, kurį nešiosit ant tų neštuvų po 2 žmonės, gerai? Mažiausiai 2 žmonės. Jūs tą įkaitą turite kas 20 minučių savo taškuose keist. Vienam taške, jeigu laiko 20 minučių, maksimaliai turite pereiti į kitą tašką, gerai? Antra dalis irgi 2,5 valandos ir išeinam pagal timerį, kaip ir sakau. Jisai supypsi, išeinam, gerai? Tada bus daugiau judėjimo po aikštelę.